Sveiki, koks balandis jūsų laukia, rūnų taro kortos, ką mes turėtume sužinoti, kaip matosi kažkoks metas sudėlioti jausmus ir eiti į priekį, priimti visus jausmus, kad jie jūsų ir jie verti būti ir priimti ryžtingą sprendimą, turbūt išrūšiuoti, sudėlioti, kas yra praeitis, kas dabartis, suvokti tą dabarties akimirką. Ir matosi siekti tos savo svajonės, kad tie praeities jausmai tikrai nekliūtis jums eiti į priekį. Ir matosi, kad tikrai jūs žmonės verti džiaugsmo, laimės, gyvenimo lengvumo, kad gausa jūsų laukia kaip 3 taurės. Taigi matosi ta laimės žvaigždė jūs kviečia tenai ir kad tikrai jūs keliaukit kaip 10 monetų, taigi kažkokios matyt svajonės susijęs su stabilumu, finansais, šeimos sukūrimu, tai drąsiai keliaukit, tai praeitis jūsų nesustabdo ir tai bus toks balandis, kuris matosi išspręstas situacijas, kur anksčiau jums nepavyko, kad įvyks toks proveržis, kad jūs nebebijosit praeities kažkokių baisumų, kad jau jūs išsilaisvinsit iš tų prisirišimų ir nuspręsit ryžtingai kaip karalienė kardų keliauti į priekį, sudarysit planą ir matosi, kad bokštai grius, reiškia bus stiprus pokyčiai, kurių jau nebepavyks sustabdyti. Ir apie ką tai? Apie tai, kad matosi tūzas monetų, prasidės naujos pradžios tenai, kur jūs svajojat, trokštat, tai ir atsitiks.